Pirmi darbeliai anteną nuimti, duslintuvą nuimti, kad tilpčiau įvažiuoti. Kapotas mano atrodo taip. Kam įdomu. Aš net vasarą, pavyzdžiui, karštą dieną aš net pilnos variklio galios neišvystau, nes mano orą traukia čia, o viskas eina tiesiai iš radiatoriaus. Vis atrodo, reikėtų konstruoti čia, bet užtenka tos galios. Nėra, kad jos trūktų. O darbo čia irgi yra konstruoti, kad imtų orą iš čia. Tarpukas yra nedidelis, bet kažkaip nemanau, kad būtina. Šlaunės nuėmiau, šitie užsiverčia lygiai, stumėsi iki pat sienos, kad dasiekti kabiną nuimti, nes čia būdavo padaryta Belarusai, o Belarusai yra kabina gale, o šito yra negale. Tai žodžiu, paskiau judės kiti darbai. Biškelį pajudės ledai. Kaip manot, laikys geriau tas guolis dabar ar ne? 2 eilės šratų ir jų yra žymiai daugiau. Tokie patys išmatavimai, tik tais jis yra va toks. Čia šitas eis ant kardano, kuris subirėjo man paskutinis jau į sėjos pabaigą. O šitas eis ant veliono, kuris man subirėjo 2 kartus. Ir jis irgi yra toks 2 eilių. Ledas. Sutaupiau 200 eurų. Čia yra senas dentratis, jau grioveliai yra nuo diskelių pasidarę ir negražus visas o. Čia išsėmiau iš senos dėžės 3 bėgį dentratį ir čia nesijaučia jokių griovelių. Ir dentratis gražus. Naujo kaina apie 200. Tai va tai metalą, tai dėžę.
visi veikia. Sena detalė. Nauja detalė. Sena detalė. Čia jau surinkinėta. Kai anksčiau byrėdavo tas guolis, čia išgriečiau skylutę, nes ant to guolio yra per vidurį skylutės ir griovelis. Tai jeigu jau taškys, tai jau garantuotai kliūs ir į guolį patį. Tai dar būdavo klausimų, gal kartais velenas per ilgas ir spaudžia visą tą ašę ant čia ir tas guolis kenčia. Bet jis turi laisvumą čia, nežinau, pusę centimetro gal. Tai jis šoninio spaudimo jokio negauna. Gauna tik tais didelių apkrovų matyti, nes čia trečias bėgis, o su trečiu bėgiu aš sunkiausius darbus dirbu, kai jau variklis netgi nevalioja. Tai va, tokie reikalai. Taip atrodo guolis. Originalus stovi su 8 šratais, o dabar įdėjau šitą 30 šratų. Tai daug dievė jiems sveikatos. Turėtų dabar jau būti gerai. Čia kai nori, kad nebūtų jokių šašų ir panašiai, imi naują tą ir trini. Aš visada galvojau, kaip dirba ta greičių dėžė. Dabar yra laisva. Į šonus sukirčiagas laisva pavara. Čia dentratis iš karto yra ant lėtesnio uždėtas. Jeigu mes jungiam darbinę, dabar yra darbinė, persijungia čia, tiesiogiai velenas susijungia. Jeigu būtų perpjautas dangtis, būtų daug aiškiau iš tikrųjų. Ta atsukus niekas nesimatys. Ir jungiant į transportinę, į šoną ir atgal, neleidžia. Dabar jungiam transportinę. Transportinė įsijungia į priekį, susijungia su pirmu dentračiu. Transportinė. Laisva darbinė. O pirma darbinė, dabar yra darbinė, dar į priekį, čia yra laisva. Atbulinė, jungiam atbulinę, čia yra vis tiek ant to pačiu dentračiu, čia niekas nesikeičia. Čia jis, žodžiu, visą laiką būna įsijungtas, tik tais per transportinį bėgį patį paskutinį, tada persijungiant čia. O visą laiką tas dentratis sukasi atbulinė, ar pirma, ar antra darbinė, visą laiką sukasi ant to vieno dentračio. Ir dabar jungiam pačią pirmą pavarą. Čia pati pirma pavara, jie irgi yra ant to pačio. Ir dabar įdomu, jeigu būtų pati pirma pavara ir būtų ant transportinio bėgio, nuo čia ant priekio, koks tada būtų greitis? Nes pats ričiagas į priekį nustumtas, pati pirma pavara. Bet pas mane yra greitintas, darbintas transportinis, tai aš vis tiek laukos nepadirbsiu. Bet čia realiai būtų dar viena pavara, nes jungiasi dabar per palėtintoje čia. Išjungiam, pavyzdžiui, pirma pavara į priekį. Pirma laisva. Čia yra atbulinė atgal. Laisva. Palėtintojas, pirma. Ir jeigu dabar būtų sujungtas su transportiniu, būtų dar vienas bėgis, bet įdomu, koks tas greitis būtų jo. Ar sutaptų su kita pavara ar ne.
nebereikia. Nes pabaigiausiai išsiretina sankaba ir be jo. Ir va taip susirenka. Dėžę su varikliu. Variklis buvo toliau. Kelsim į viršų abudu ir junginėsim. Tada kelsim dar aukščiau, tempsim rėmą artyn, leisim į rėmą. Ta siurblių veleną patį paskutinį įdėsiu per galą. Galą dar turiu neuždaręs. Kai balkiai neišneša. Vienas balkis kelia variklį, kitas balkis kelia dėžę. Trūksta apie metrą. Imsim dar vieną keitimo įrenginį, sukabinsim per pusę ir sutrauksim. Ir viskas. Kas įdomu iš tikrųjų vilkiko, kad vilkiko sankaba veikia traukiant diskatorių. Nestumia guolį, o traukia guolį ant savęs, ant čia į galą. Kelsim į viršų, dėsim į rėmą. Nu, va, kaip taip. Žemyn. Nu va, kas dar liko? Tepaliniai radiatoriai, kapuotas, stumiam atgal, dedam kabiną ir baigiam rinkti. Čia vairo dozatorių buvau taip padaręs, nes pas mane būdavo garsas žik, 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 nuo tų baltarusiškų. Dabar nuo šito nežinau, ar yra ar ne, nes pas mane eina kardamas į kabiną per gumą.